Šią savaitę uždirbau apie 1700 baksų ir pasiekiau 60% taiklumą, naudodama šią strategiją. Sveiki visi atvykę į kanalą, su manimi Juškė-FX. Šią savaitę uždirbau apie 1700 baksų ir pasiekiau apie 60% pataikymą. Ne apie, o lygiai 60%. Nes atlikau 5 treidus, 3 iš jų buvo sėkmingi. Papasakosiu visas taisyklės, papasakosiu, kokie indikatoriai buvo naudojami. Tad žiūrime iki galo ir pradedame. Pirmiausia, ko mums reikės, tai nueiti į TradingView platformą, kad pasinaudotume mums reikalingais indikatoriais. Tad nueiname į tradingview.com, spaudžiame ant šitos baltos Search Market Here, pasirenkame porą, nesvarbu kokią. Ir ko mums reikės, tai bus 3 indikatoriai. Tai bus 2 Exponential Moving Averages. Vėlgi, vienas bus 200, kitas bus 50, 200 yra skirtas nustatyti trendui. Trendą nustatome kaip? Jeigu čartas yra virš 200 EMA, reiškia jisai kyla į viršų. Yra uptrendas. Jeigu žemiau 200 EMA, yra downtrendas. Ir tokiais atvejais reikia ieškoti įėjimo pagal trendus. 50 EMA yra skirtas retestams. Tad nueiname viršuje į indikatorius, pasirašome EMA, 2 kartus paspaudžiame. Taigi pirmą pasikeičiame į 200 lengthą, spalvą vėl į raudoną padidiname. Antrąjį taip pat, inputai 50, stylę pasikeičiam kainas. Ir paskutinis indikatorius, kurio mums reikės, tai bus Turtle Trade Channel Indicator, TUTCI, Kivans Obilgis. Spaudžiame vieną kartą. Iš tikrųjų taip, indikatorių galite naudoti vieną, nes kaip matote, įeiname į shortą, išeiname į shortą, einame į longą, išeiname iš longo, tačiau aš taip netreidinu, aš turiu, sakykime, savo strategiją, tad mes dabar ką galime padaryti, tai išimti iš stylo 1, 2, pirmus 4, išimame exitus, išimame backgroundus, paliekame bei šitos 4, long entry, long, short entry, short ir spaudžiame OK. Dabar mūsų Turtle indikatorius papasakosiu, kaip jis yra padarytas. Tiksliau, galite netgi patys nueiti pasiskaityti apie jį. Tačiau taip, jis yra pagrinde padarytas pagal Dončino channelį. Kam įdomu, galite pasižiūrėti, kas tai yra. Ir sistema labai paprastai veikia. Iš tikrųjų, jinai duoda įėjimo taškus, išėjimo taškus ir kaip rodo kūrėjas, kad naudojant šį indikatorių jisai pasiekė 80% pataikymą per 4 metų laiko tarpą. Tai sakyčiau, neblogai. Galime išbandyti. 80% žadėtų aš nepasiekiau, pasiekiau 60%. Bet manyčiau, aš truputuką pakoregavau strategiją, kaip jinai veikia. Kaip matėt, mes išėmėme nemažai mūsų funkcijų. Taigi taip, ir dabar judame prie mūsų atliktų treidų. Taigi, pirmasis treidas buvo GBP USD. Pasižiūrėkime, kaip gėjosi. Strategija labai panaši kaip ir praeitą savaitę. Mes ieškome mums duodamo įėjimo taško ir remiamės mūsų EMA indikatorius. Svarbiausia, kad čartas būtų žemiau 200 EMA, 50 EMA yra kaip retestas, tai visgi čia kaip matote šitoje vietoje mes turėjome retestą. Aišku, EMA galėtų būti žemiau 200 EMA, tai labiau patvirtintų mūsų strategiją. Tačiau darome ir žiūrime, ką turime, kaip jau nekartą minėjau, trust your guts, Forexas. Taigi, ir turime short poziciją. Dabar ką aš darau nusistatydamas savo įėjimo taškus ir risk rewardą, tai yra uždedu iki pat viršaus. Tai, ką mums duoda short entries. Ir nusistatau savo risk reward rationą 1:2 beveik. Tačiau vėlgi nuleidžiu savo stop loss lygį ir taip padidinu savo risk rewardą nuo 1:2 iki 1:5. Tai daleiskim rizikuoju 1%, kaip ir čia atlikau.
Ir tokiu atveju aš laimėčiau 5,5 procentų. Čia yra žvėriškai daug iš tikrųjų. Ir pasižiūrime, kaipgi sekėsi. Kaina iškart pradėjo kristi, vėl banguoja. Bet kas man labai patiko, kad kaina visą laiką respektino 50 M. Ir kaip matote, daug laiko netrukus, apie 1,5 valandos, hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 750 baksų. Antrasis treidas buvo Australijos doleris prieš Japonijos jeną. Kaipgi matote, mūsų grafikas virš 200 MA, turėjome retestą testuojant mūsų 50 M, turime long ėjimo poziciją, nusistatome 1:2 risk reward rationą, tai ką aš jau padariau, pakeliame savo stop lossą. Tačiau pagal laiką iš tikrųjų, jeigu atkreipsi dėmesį, šitas treidas įvyko anksčiau. Kodėl aš įrodau antrą? Tuoj pamatysit. Treidas, kaip matote, judėjo vietoj, pabiški viršų ir tada staigiai apačią ir hitino mano stop loss lygį. Ir su šiuo treidu aš netekau apie 170 baksų. Jeigu ieškai, kur pradėti savo kelionę, nenueik niekur toliau negu jushkefx.com. Visų pirma, ką rekomenduoju, tai pasikeisti kalbą į lietuvių, nes visi linkai pasikeičia į lietuvių platformos. Ta prasme, YouTube'as, TikTok'as, Telegram'as, viskas. Ir kas dabar šitam puslapį aktualu, tai yra, kaip pradėti prekiauti Forex'e. Brokeriai mano rekomenduojami. Gauk finansavimą, blogas, kur dalinuosi savo treidų idėjomis. Ir susisiek, jeigu turit be kokių klausimų, iškart parašom. Ir judame prie trečio treido. Trečiasis treidas buvo taip pat Great Britain Pound prieš US dolerį. Kaip matote, ką mes dabar turime? Turime kritimą į apačią. Turime kilimą į viršų, kur yra retestuojamas mūsų 50 M. Ir dabar turime short signalą. Nusistatome 1:2 risk reward rationą, truputuką nuleidžiame į apačią. Prie mūsų kaip ir swing, kaip ir neswing high. Nusistatome savo stop lossą ir tokiu atveju padidiname savo take profit lygį. Ir pasižiūrime, kaipgi man sekėsi. Kaip matot, pirmą minutę grafikas krito ir staigus kritimas. Ir su šiuo treidu aš pasiekiau apie 710 baksų pliuso. Tai visai neblogai. Ketvirtas treidas buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Vėlgi, matome kilimą, matome retestą. Labai stiprų iš tikrųjų, aš net šiuo momentu, sakykime, suabejoju, ar čia apsimoka lysti treidą. Tačiau pamatėm savo long entry, mačiau, kad kaina viršė visą tą kritimą. Tai pagalvojau, kad čia visai gera galimybė įeiti mum į long poziciją. Ir pasižiūrime, kaipgi sekėsi. Kaip matote, kaina truputuką šoktavo į viršų, vėl grįžta atgal. Labai arti entry pointo žaidė. Tada stiprus kritimas, kas man labai nepatiko, bet vėlgi, grinai kaina labai silpnai juda. Tikrai labai silpnai juda. Tačiau pradėjo kristi, vėlgi, krito žemiau 200 M. Ir čia, manyčiau, jau buvo geras ženklas, kad reikėjo išeiti iš treido anksčiau laiko. Tačiau to nepadariau ir su šiuo treidu aš netekau apie 250 baksų. Ir paskutinis treidas turime vėl GBP prieš US dolerį. Tikrai nesimato, kad čia mano mėgstamiausia pora. Gerai, judame taip. Matome, jog visos taisyklės mums yra priimtinos. 200 M, retestas į 50 M, entry pointas. Nusistatome savo 1:2 risk reward rationą ir pasižiūrime, kaipgi man sekėsi šį ketvirtadienio rytą. Ar popietę maždaug. Kaina, kaip matote, pradėjo kilti viršų, kas yra geras ženklas. Vėl, lengva retestacija ties mūsų 50 M. Šitas indikatorius tam ir yra skirtas iš tikrųjų. Vėl gavome entry pointą šitoje netgi vietoje, kad būtų galima įeiti. Ir kaina, kaip matote, po truputuką, bet jinai kyla į viršų. Ir taip, šitas treidas mešino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 660 baksų pliuso. Štai tokia ir buvo ta mano savaitė. Treidinant, naudojant šį turtle indikatorių, iš tikrųjų, jis neblogas, kūrėjas kaip ir rodė mum per 4 metų pavyzdį, kad turime
80 procentų taiklumą, tačiau vėlgi negali pilnai tikėti ir čia yra istoriniai faktai. Niekada negali žinoti, kas nutiks rytoj arba kas nutiks ateityje. Pasiekiau 60 procentų, tikrai neblogai. Ir jeigu radote šią informaciją naudingą, paspauskite tą subscribe mygtuką. Jeigu turite pasiūlymų ar komentarų, ar norėtumėte išnagrinėti kokią nors skirtingą temą ar skirtingą indikatorių, būtinai parašykite. Lauksiu. Ačiū visiems, kurie nepagailėjote laiko, kurie pažiūrėjote ir iki kitų kartų.